Ralio lenktynininkui panevėžiečiui Giedriui Notkui Lietuvos automobilių sporto federacija suteikė Lietuvos automobilių sporto meistro vardą. Šis nuopelnas sportininkų suteiktas už visus pasiekimus, kuris jis ralio trasose iškovojo per 8 savo karjeros metus. Giedrius Notkus sako, kad tokių apdovanojimų niekas šiaip sau nedalina, o tai, kad sporto meistro vardas buvo suteiktas jam, lenktynininkui buvo tikra staigmena. Kažkaip tai netikėtai iš tikrųjų man buvo. Buvo suteiktas sporto meistro vardas. Ir esu be galo, kaip sakyt, laimingas, gavęs tokį apdovanojimą, kad įvertino mane, kad kaip sportininką, kad ne kiekvienas tokį apdovanojimą per savo gyvenimą gali gauti. Tos pastangos buvo tikrai nemenkas. Ralį važiuoju 8 metus ir per tuos metus buvo skaičiuojami taškai už kiekvieną baigtą čempionatą. Buvo ir pergalių, buvo ir skaudžių nesėkmių, bet stabilus važiavimas paskutiniais metais tą rezultatą ir davė. Ir jį norint pasiekti, aišku, reikia ten užimti ne vieną prizinę vietą metuose, būti ir pirmam ir kažkur tai užsienį išvažiuoti, taip kad tikrai ne už ačiū davė. Giedrius Notkus sako, kad toks apdovanojimas suteikia motyvacijos važiuoti dar greičiau ir siekti dar aukštesnių pozicijų. Lenktynininkas naują sezoną pradės kitu, jo teigimų perspektyvesniu automobiliu. Giedrius Notkus kitąmet startuos ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio ralio varžybose. Tobulėjom, keičiam seną automobilį. Dabar buvo Subaru važiavome, su Subaru. Keisime į Evo, jau yra nupirktas Evo 9. Kuris yra šiek tiek galingesnis ir greitesnis ir, aišku, be abejo sieksim pačių aukščiausių tikslų ir tikrai tikimės, kad nepilsim garbėjų. Šiuo metu yra minčių važiuoti 10 varžybų, iš kurių yra 8 Lietuvos etapai, bet vienas iš jų vyksta Latvijoje, kitas Lenkijoje ir taip pat yra minčių ir noro sudalyvauti porą etapų Estijoje. Giedrius Notkus sako, kad per savo karjeros metus trasose teko patirti visko ir triumfo akimirkų, ir skaudžių avarijų. Tačiau pasak sportininko, net ir įvairūs sportiniai incidentai neatbaido nuo noro važiuoti ir siekti dar aukštesnių rezultatų. Tų epizodų nemažai visokių buvo, aišku, skaudžiausi buvo tai avarijos, vertimai, po kurių tekdavo net išmesti automobilį, taip kalbant, o buvo ir tokių, kaip laimėjom čempioną vardą metuose, bet suskaičiavo blogai laikus, norėjo mums tą čempioną atimti, bet irgi buvo viskas gerai. O šiaip iš paskutinių nuotykio patyrėm ir gaisrą, teko gesinti automobilį greičio ruože. Kartu su sporto meistro vardu ir specialiu ženkleliu Giedriui Notkui buvo įteiktas ir 3. vietos apdovanojimas, kurį jis šiemet iškovojo važiuodamas Lietuvos ralio čempionate savo klasėje. Sportininkas klasėje Open nusileido tik Sauliui Girdauskui ir Rokui Lipeikiui.